rytas. Aš iškart jau žaidžiu Robloxą. Kada jūs atėjot jau čia? Kada aš žiūrėjau YouTube, kur aš sukūriau, aš mačiau kažkokį žaidimą, kur man patiko. Šitas Don 3 Obi. Don 3 Obi reiškias neverk Obi. Neverk Obi. Ką čia labai sunku. Tu turi neverkti. Neverks, tu numirsi. Ir skrisi į debesis. Ir Dievas tave pamatys. Ir tave įleis. Ir viską tu pamatysi, ką tu nori. Paskui tu būsi leliukas. Ir turėsi gelbėti iš naujo. Sakiau iš naujo. Jūs nežinojate, ką aš sakiau. Sakiau apie jūsų gyvenimą. Leisi turėsi, leisi stebuklą. Ačiū. Aš turiu savo lėlytę, žinoti. Norėjau baseiną nusipirkti. Irgi norėsiu varyti. Žiūrėk į mane. Žiūrėk į mane, Emilė. Mano irgi vardas Emilė. Aš kitokia Emilė. O jie yra lėlė Emilė. Jie gali ateiti tavo lovą ir tave suvalgyti. Ne, aš tik juokauju, jie nesuvalgys tave. Jie pakutens tavo kojytes ir su peiliu prigrybaus tavo kojas. Su peiliu prigrybaus savo kojas. Tavo kojas, ne savo. Žinai, kas reiškia prigrybaus? Tu kaip skus tavo kojo pirštą. Tu kaip su žirklėm ne nagus tu kirpi, o savo kojas pirštus kirpi. Kaip viena koja kraujas bėga, kita koja kraujas bėga. Tai reiškia pragrybaus. Tai reiškia pragrybaus. Ja. Tu nenori, taip tau būtų. O aš turiu tą. Man šitas patinka. Ir dabar antoju. O sakai, čia juk neverkti, Obi. Tai šis net toksai sunkus. Aš jau esu 29 leveliui. Toksai mažas tas Obi yra. Lėlė, kodėl tu verki? Oi, netau. Jau mes išeinam. Aš jau išmečiau ant kėlimo ją. Jie jau mirė. Ne iš tikrųjų mirė. Išmečiau ant kėlimo, kad ten pakroktų. Aš neperksiu. Oi, aš niekučių nemačiau. Aš neverksiu. Gerai, papasakosiu jums apie istoriją apie mane. Vieną kartą, aš ėjau į mokyklą. Buvo mano gimtadienis. Jūs tai pamiršot. Ir susprogdinau visus balionus.
Ne, aš juokauju, jie nebuvo susprogdinti. Jie dar gyvi yra. Jie yra prie manęs, prie tos palangės. Žiūri dabar į mane. Kada aš ėjau į mokyklą, aš turėjau maišą. Jis buvo kaip aš ėjau su tėčiu į mokyklą. Tėtis sakė, tik tu vaikai yra mokykloje. Aš sakiau, ne, jau kiti vaikai yra pertraukoje. Paskui jis sakė, tu kažkaip keistai. Jo, aš tu nevirsiu. Keista. Ir paskui, kada aš ten ėjau, visi pamatė tą maišą, o kiti vaikai pertraukoje nematė. Paskui atėjo Greta su Fausta, jūs nepažįstat jų. Ir paskui jie pasakė kažkokį dalyką, pasakė Aurėjai, pasakė Darijai, pasakė savo, pasakė Faustai. Ir jie pasakė, o kada aš atėjau prie jų, jie sakė, nereikia, tu neklausyk. Ir paskui aš išėjau, aš negirdėjau, ką jie ten sakė, nežinau ką, turbūt pasveikinam ją, nežinau, aš pati. Paskui jie priėjo prie manęs ir sakė, su gimimo diena! Paskui aš sakiau, ačiū, labai ačiū. Paskui man patiko žiūrėti, paskui tada buvo matematika, mokytoja klausė, Emilė, kiek tas laikrodis rodo valandų? Aš sakiau nieko. Aš nesakiau nieko, aš sakiau, taip, aš sakiau. Ir paskui mokytoja sakė, kur tu žiūrėsi vis? Paskui, kada jie paklausė kitų, aš pradėjau verkti. Nežinau kodėl, aš labai nekenčiu to verkimo. Aš norėčiau sudaužyti su kojom ir per pusę sulaužti. Per gabalus. Dieve. Paskui, kad aš taip pasakiau, niekam, tik savo. Paskui paklausiau jūs sako, taip jis sakė, paskui jis pasakė tą patį Justė. Ir paskui paklausė kitų, paskui Orinta pasakė pati mažiausia. Aš taip prisimenu. Dabar mane pykina, neverksiu. Neverkina, o pykina. Labai pikta dabar. Mane erzina. Aš taip truputį. Paspaudžiu šokinėjimą, bet kartu. Ačiū, kad tu padėjai berniuką. Ačiū, berniuką, kad man padedi. Ačiū labai. Nieko aš nepirksiu. Bandėsiu padaryti tą obinę su roboksais. Aš tik tos neturiu. Ne, aš nepasiduosiu. Aš darysiu. Aš nepasiduosiu. Pat galėjau pasiduoti. Nepasiduosiu. Aš nesu kažkoksai kvailys, kur iš vis nieko nemokės daryti. Aš esu Emilė. Aš esu Emilė. O ką sakiau, man nereikia pasiduoti. Man pasiseko.
Значит, нет чекпоинта. Šitas lengvas. Kaip aš taip padariau tas? O, šitas lengvas. Шалка, не будет так медленно, пожалуйста, воды. Пошалка, воды. Ну как начать, давай. Какие-то крепкие тебеса. Кажется, правда. Darkota. Это как зайдешь в раскупителес согласен. Пошли на компьютер жить. Ой, я то очень люблю свои колени. Не белела, like a белука, а белела, а белука шлейка, лейка. Жизнь на моей